Aš nenoriu sakyti, kad yra tame pliusų, kad mamos nėra, bet tiesiog nėra viskas taip blogai ir kada pagalvoju, tai jeigu jį čia būtų dabar, arba turbūt anksčiau, nes dabar jau kaip yra keliai ir į kitas šalis ir galbūt būtų proga kaip nors kitaip gyventi, bet iš tiesų tai jeigu anksčiau ji būtų čia likusi Lietuvoje, tai turbūt būtų blogai, būtų žymiai blogiau ir aš net nenoriu įsivaizduoti, kaip būtų, nes manau, kad būtų tikrai blogiau ir aš turbūt čia nesėdėčiau. Tėveliai yra Norvegijoje. Mes neturėjom už ką duonos valgyti, neturėjom ką gerti. Nu, turėjom ką gerti, aišku, bet mes turėjom labai mažai pinigėlių. Ir jie nusprendė išvažiuoti į Norvegiją dirbti. Bet paskutinės akimirkas, tai aš žiūrėjau ją ir gėrėjausi. Aš galvoju, kaip jinai tolsta nuo manęs. Tai ir tokiam ilgam laikui. Kad vis tolsta ir tolsta. Iš tikrųjų buvo baisu. Jeigu anksčiau ji būtų čia likusi Lietuvoje, tai turbūt būtų blogai, būtų žymiai blogiau ir aš turbūt čia nesėdėčiau. Nes aš manau, vis tiek jau, kai jisai grįžti, aš jau būsiu pakankamai didelė. Ir aš jau gal net negyvensiu tuose namuose. Norėjau užsidirbti pinigų ir pastatyti Lietuvoje nuosavą namą. Aš tai manau, kad yra labai blogai išvažiuoti į užsienį tėvam, palikti vaikus. Nes tai yra taip neteisinga paprasčiausiai. Su vaikus myliu, kai mama ir aš sakau, bendrausiu su jais nei kiek, nei kitap, kai su savo vaikais. Aš noriu turėti karjerą, aš žinau, kad Lietuvoje ne viską galiu. Suprast vaikus. Daugiau močiutėm bendrauti su vaikais. Aš neskaitau, kad aš esu nutolus nuo vaikų, ar aš esu bloga mama. Nemanau, kad užsienį, taip sakant, dirbant galima, tai yra tas pats iš esmės. Tai kažkodėl visi nori inteligentais čia būti, o tenai gali juodą darbą dirbti, taip sakant. Tai va. Bet aš, pavyzdžiui, manau, nežinau, kad ir kažkaip verštis diržus ar kažką reikia, bet kad bent jau iki tol, kol galima, tai šitą, tai kad vaikas augtų, taip sakant, su abiem tėvais. Aš pats galvoju išvažiuoti, nes du vaikus išlaikyti vienam dirbančiam šeimą, tai ir vienam darbė dirba neįmanoma. Ne, tai važiuoti, jeigu vienas iš tėvų įsidarbina legaliai, tai už vaiką kiekvieną gauna nemažą sumą pinigų. Kitaip nėra prasmės važiuoti. Vaikai turi būti kartu su tėvais. Vis tiek, vaikam yra svarbiausia tėvai dėmesys, pinigai dar ne viskas. Aš, pavyzdžiui, dabar 2 darbuose dirbu ir aš labai jaučiu, kaip pasikeitė viskas. Vaikai tikrai prarado dėmesį man, jiems sunkiau žymiai. Bet dabar reikia pasirinkti ir aš tikrai pasirinksiu vieną darbą, nes vaikam be manęs yra negerai. Mes gyvenom normalioje šeimoje, viskas buvo gerai ir kaip tais laikais buvo populiaru, kad verslą bandė šeima, mama, tėtis ten daryti ir kaip tais laikais labai populiaru buvo Rusija ir panašiai, vis tie prekiavimai, pardavimai ir
Ir iš pradžių buvo gerai, o paskui po truputį ir iki nulio. Tada jau į minusą ir tada buvo blogai. Labai blogai. Ir tada reikėjo kažką labai rinktis greit ir iniciatyvos ėmėsi mama. Ir jie išvažiavo į Ameriką su mintim, kad tai truks metus, 2 metus, kol bus atiduotos skolos ir tada grįž namo ir vėl mes gyvensim kaip normali šeima. Dabar aš jos nemačiau beveik 10 metų. Ne, nebuvo taip sunkiai, kad gyventumėm. Turėjom viską iš tikrųjų, ko reikėdavo. O kodėl išvažiavo, gal geriau norėjęs, nežinau jam. Kad čia būtų kažko labai trūkę, tai nebuvo taip. Ir kur gyvent turėjom, ir dirbo, bet gal jis norėjo pabandyti, pasižiūrėti, kas ten tokio. Tai nepilnai atlieki namų darbą? Blogai vaikinė? Čia jaugi mokytojas kamatė, aš jau gyvenu. Kaip matau, tau gerai sekasi skaičiuoti, ne? O kaip rašyti? Ne, va čia paskaityk. U, N, I, S. Mama jau seniai galvojo apie išvažiavimą. Aš tai ją suprantu ir manau, aš ją palaikau. Aš jai sakiau, kad gerai, kad neišvažiuoja. Nors man tai nepatinka, bet aš ją palaikiau. Ir klausė labai dažnai, ir jinai klausdavo mano ir brolių nuomonės, ar mes ją palaikom, nes jeigu mes būtume sakę, kad mama, tu tikrai nevažiuok, jinai tikrai būtų neišvažiavusi. Aš niekada negalvoju paprašyti, kad jinai pasiliktų. Aš visada ją palaikiau ir sakiau, tu tik tai važiuok, o viduje aš nenorėjau, kad neišvažiuotų, nes man gaila. Atverkė, jinai verkė vaikai, bet gyventi reikia žiūrėti į priekį. Paskutinės dienas tai aš dar taip visko nesureikšminau, bet paskutinės akimirkas tai aš žiūrėjau ją ir gėrėjausi. Dėl pinigų galvojat, kad čia vaikus palikti nelengva yra, tai yra sunku. Siuvykloje dirbo 700, 6-7. Tai kaip dirbo daug, tai skaitau vergėsi, zauros tie buvo prie konvejerio to sulinksta ryte, vakare pakyla ir 600 gauti ir nieko daugiau ant maisto. Sugalvoju, kad draugai visi užsieny kiek su kuo pasikalba žymiai geriau uždirba. Išeina ryte į darbą, tai jinai bučki vienam kitam, vaikai vėl laukia, žiūro į kelią, kada pareis vakare vėl. Bučkiais apdalino, tuoj vienas pasakoja, ką mokykloje sekėsi, kitas kaip jam sekėsi. O dabar sakau, kam jie pasipasakos, kai tavęs nebus. Aš manau, kad tokių artimų kaip mama niekada nesusiras. Mes turim daug visokių paslapčių su jie ir viską pasakojam. Aš tai vaikus myliu, kai mama ir sakau, bendrausiu su jais nei kiek nekitap, kai su savo vaikais. Jie man tikri vaikai atrodo, tai anūkai, bet iš tikrųjų tai jie mano. Kai mano vaikai, aš mylėjau, aš juos myliu ir su jais bendraunu ir jie čia nejaus tokio to mamos gal nebuvimo. Aš nesitikėjau tokio didelio močiutės rūpinimuose. Jinai labai pradėjo rūpintis, viską žiūrėti labai. Galima sakyti, jis jautė į mamos vaidmenį ir man labai nepatinka. Mes su mama galvojam, gal iš čia išsikraustyti ir kažką toliau daryti. Ką patartumėt močiutėm? Suprast vaikus. Daugiau močiutėm bendrauti su vaikais. Su jais reikia ir padūkt, ir rimtai pakalbėti, ir juos palaikyti. Tada močiutės visus susitvarkys. Man širdį gelia, taip tave myliu, kad apsakyt negaliu.
Aš pagalvojau, kad aš jau savo vaikus užauginau, dabar padedu anūkus augyti. Aš juos augydavau, išleidus, buvau į darbus, viską. Bet kad man teks dieną naktį su jais būtų, tai negalvojau. Jauna šeima nori turėti ir tą, ir tą, ir tą. Nėra galimybių, reikia save aukoti, reikia kažką tai daryti. O jei tu materialiai negali padėti, tai nors kitą pusę padedi. Vaikai sugalvojo išvažiuoti užsidirbti pinigų. Gyveno labai prastam namelį, norėjau būto, o čia iki būto sutaupyti, reikia su to minimumu nevalgyti visai šeimai. Nieko, kad vienu žodžiu dėt, orų gyvai būtų. Ir kažkaip tai. Ir mes važiavom tik sezonui. Ir mes iš pradžių važiavom, iš tikrųjų važiavom su labai rimtu tikslu ir tokiu visiems labai aiškiu. Jeigu mes išvažiuosim, užsidirbsim, nusipirksim namus, nes mes jų neturėjom. Teko užbandyti viską, praktiškai viską. Su gėlėm dirbau, sodų sodinau, medžius sodinau, mišką pjoviau, gyvulius prižiūrėjau. Ir tais pirmais metais užsidirbom tuos savo namus. Ir grįžom namo ir buvo kažkoks tai potraukis. Iš tikrųjų buvo potraukis. Grįžti atgal ir ne tame, kad ten tų pinigų įsidirb, bet... Tiesiog traukė, tikrai traukė, mane tai traukė ir aš būdavau vėliau, tai pagalvoju, jau nebevažiuosim, jau tikrai nebevažiuosim. Man tai iš viso neturi su kuo pyktis, močiute kartais kaip apsipykstam, tai užeina noris ir apsiverkti kartais, nes mamos trūksta šalia. Kartais labai būna blogai, pavyzdžiui, tikybos mokytoja, nes aš tikybą pasirinkau, tai tikybos mokytoja šneka ir apie taip šneka, man tai pasidaro, taip širdį, tai spaudžia net ašaros kartais išrieda. Tai tiek, būna tada labai nejauku, kad visi su tėvais namuose, o aš su močiute ir broliu. Ir kažkaip tai, ir bandydavom ir vienur, ir kitur. Ir čia dirbdavom, ir grįždavom į Lietuvą, ir Lietuvoje bandydavom dirbti, bet tikrai Lietuvoje nepavykdavo matyti ateities. Čia yra skiriasi darbas ir statų jie visai kitaip daro negu Lietuvoje. Jie daro lengviau, kažkaip tai Lietuvoje, tai daugiau fizinės jėgos naudojama Lietuvoje. Čia daugiau technika dirba negu žmogus. Ir kiekvienas norvegas skaičiuoja, jie mėgsta irgi skaičiuoti ir jie taupo. Tenka visaip padirbti. Kada darbas vyksta, ta diena tikrai trumpa būna. Nepriklauso, kada dirbi, jau tau iš apačios reikia, leiskis jau viskas, važiuojam, jau laikas miegot, jau laikas vakarieniaut važiuoti, jau viskas. Baigiam darbus, o da tu tai insidirbęs, atrodo, kada dirbsi ir dirbsi. Man darbų sąlygos visiškai nesiskiria. Nėra, kad aš lietuvis ir ten mes pasėdėsim, o tu eik padirbėsi. Tave vertina kaip darbuotoja. Ir jeigu, tarkim, tu susirgai, niekada tau nepasakys, kad tu turi ateiti į darbą, o jeigu ne, tai už durų laukia 100. Į žmogų žiūri žmoniškai. Gali direktorius pasiėmė šluotą ir šluoti. Iš tikrųjų, ir aš sakau. Jokių nejaus ten kažko tai.
gali pats apsirengti darbiniais rūbais ir eiti. Iš tikrųjų, pradėjau dirbti viešbutį ir atidarė naują aukštą. Ir tiesiog mūsų buvo galbūt per mažai, mes nesuspėjom. Mums reikėjo išvalyti visus, paruošti kambarius, nes kitą dieną buvo užsakyti jie ir savininkas užsidėjęs darbinius drabužius. Jisai šlavė, jisai siurbliavo, jisai vonę plovė, jisai viską. Jo dukra kambarius tvarkė lygiai taip pačiai su mumi ruošė kambarius. Ir dar ateidau, atnešė, atsimenu, tada kavos termosą ir bandelių ir viskas, sako, pertrauka, mes jau ilgai dirbam. Būna grotos ant kelio, dabar va šitoje vietoje čia. Bet man kažkaip. Aš geriausiai tai mėgstu statybą. Bet gyvulių, tai čia yra, aš galiu pasakyti, kai hobi mano. Tvartas man tai viskas, aš į tvartą ateinu ir jaučiu malonumą dirbti jame. Čia galima pasižiūrėti, kaip jau gyvena. Pamatai karvės gražias. Paprasčiausiai jaučiu malonumą dirbti, prižiūrėti, tvarkytis ir tikrai, kada būna galimybė, niekada neatsisakau nuvažiuoti ir padirbėti. Tikrai, kada galimybė yra, tai stengiuosi išnaudoti tą galimybę. Nors kas Gintarei labai nepatinka. Taip, ką pasirenki? Darbą ar namus? Bet jeigu tau atsipalaidavimas yra tvarte, tai prašau, man tai tik į naudą. Mums į naudą. Tas pats ir žvejyba. Mūsų biudžetui į naudą. Prie ežerų nuvažiavęs, labai gerai atsipalaiduoja, labai pailsiu. Ir labiausiai ko trūksta, tai vaikų trūksta, kad jų nėra čia dabar su mumis. Bet mes niekada per prievartą jų nevertėm, kad jie turi būti su mumis. Tikrai niekada nevertėm, kad čia jų pasirinkimas. Ir mes, aš sakiau, mes su Mindaugu kalbėjau. Tai duodam laiko apsispręsti. Taip, ir aš su Mindaugu kalbėjau ir aš sakau, tegul galvoja, tegul pasirenka, kur jie pamatė, jie žino, tegul pasirenka, mes jų niekada neversim. Iš tikrųjų, niekada neversim, nesakysim, kad jūs truks plyš ir jūs važiuokit čia ir būkit su mumis. Tiesiog mes norim išlaukti tą laiką, kai jie patys apsispręs, kad jie nori čia. Norim, važiuojam. O mes tai laukiam to laiko labai. Laukiam ir paraginam. Ir paraginam. Noriu labiausiai gyvenime gyventi Norvegijoje. Man čia labiau, man ten ir čia, aš čia gimiau. Čia mano gimtųjų šalis, Lietuva. Galėčiau pasidalyti į dvi pusės ir čia gyventi ir Norvegijoje. Tik kad čia visas dangus matyti atviras, o Norvegijoje kalnai istorijas. Aš galėčiau dabar nusipirkčiau bilietą ir skriščiau. Bet kada? Kad ir rytoj ryte. Ir dabar atvežtų bilietą ir skriščiau. Visiems laikams skriščiau. Nes labai bijodavau savo dviratį palikti, bet kur, jis tiesiog jėtus, kaip aš čia nueisiu, čia dviratį, sakau, Jonelė, gali čia palikti, niekas jo neims. Kaip tai mamytė neims jo, kaip jis neįsivaizduoja, kaip tai čia bus, jeigu jisai paliks neprirakintą, be priežiūros dviratį. Sakau, Jonelė, čia jeigu žmogus žino, kad ne jo, tai jis ir neims. Man ten galėtų apsimainyti žmonėm. Kad čia būtų geresni, o ten blogesni. Nes man labiau patinka Norvegijoje, nes ten mandagų žmonės. Viskas kitaip.
Aš nežinau, norvegų irgi nėra labai daug, jų gal 4, irgi dar virš 4 ten tų milijonų, tarkim iki 5. Lietuvių yra 3 milijonai, bet kažkodėl lietuviai visam pasaulyje spaudos puslapiuose lietuviai užmušė lietuviai, apvogė lietuviai, tą padarė lietuviai, tą. Bet vat kažkodėl apie norvegus tai nerašo. Norvegijų irgi atsiliepimai, nekokie. Kuo tu norėtum Norvegijoje užaugęs būti? Norėčiau būti policininku. Gaudyti lietuvių vagis, norvegų vagis, jeigu ten dar tokių yra. Su Jonu tai problemų nėra, bet su Paulina tiesiog, jinai griežtai pasakė, kad jinai neliks, aš bandžiau juokauti, kad jinai eis į mokyklą čia, kad mes jai važiuojam drabužius pirkti ir kad visas priemonės mokyklą ir jinai labai verkė, apsiverkė ir po to Ji patikėjo, kad taip ir bus. Taip, aš ją norėjau, tiesiog aš sugalvojau tokį, nežinau, netinkamą būdą, bet tiesiog taip norėjau pažiūrėti reakciją tiesiog ir jinai pradėjo verkti. Ir po to aš sakau, atsiprašiau labai, iš tikrųjų, paskui aš pagalvojau, kaip tam vaikui sunku taip staigiai. Tiesiog aš manau, aš važiuosiu. Kažkaip reikia perlaužti save, kad reikia ten važiuoti ir viskas. Noriu būti su šeima, tai reikia kažką padaryti. O dabar, kadangi jau vyresni ir aš ir broli, tai jau pamastom, kad geriau važiuoti negu likti čia. Nes aš noriu turėti karjerą, o žinau, kad Lietuvoje ne viską galiu aš padaryti. Gal galiu ir neįstoti. Manau, kad grįšiu į Lietuvą atostogauti, bet man atrodo, ten bus mano šeima ir bus mano darbas. Nes visai kitos sąlygos ten gyventi. Čia gyvena mano močiutės, mano seneliai, draugai. Sakau, norėčiau ten nuvažiuoti, pasižiūrėti, kas ten, kokia irgi tenai aplinka, bendravimas, bet kad viso šito, kas mane dabar supa palikti, tai aš tikrai nesutikčiau, ne už ką. Tai jeigu ir išvažiuočiau, tai sukaktų 18 ir grįžčiau čia vis tiek. Viena jau savarankiškai, bet grįžčiau. Tai yra, kad ir vaikai išvažiuoja ten gyvena, bet aš manau, kad tai yra blogai. Aš tai visai nenorėčiau išvažiuoti. Aš nenoriu palikti visų draugų čia ir į kitą šalį gyventi ir visas gyvenimas pasikeistų ir man tai yra nepriimtina ir aš tikrai nenoriu. Nepatiktų man ten gyventi. Ten gyvenimas darbas. Ten dirbi. Išeiginės ir viskas, vėl dirbi. O kam sudaryti vaikam kalėjimą? Tai Kas nuo to lengviau nebus, kad tu jį atsiveši čia ir uždarysi, tu jam sakysi, tu eik ten, tu čia būk ir viskas. Ir vaikas gali nuo tavęs taip užsisklęsti ir gali taip po to tavęs nekęsti, kad aš taip, pavyzdžiui, nenorėčiau taip. Jie turi vis tiek, jie turi savo nuomonę, jie žino kaip. Jie abudu mūsų vaikai. Kad mūsų nėra kartu su jais, tai yra, aišku, minusas. Bet aš, pavyzdžiui, mes viską žinom. Ką jie veikia ir ką jie daro, mes bendraujam. Iš tikrųjų, mes bendraujam. Mes skambinam kiekvieną dieną. Aš tiesiog su Paulina tariuosi ir aš dabar viską žinau, kaip ten kas vyksta ir Jonas, kaip ten kas vyksta. Aš neskaitau, kad aš esu nutolus nuo vaikų ar aš esu bloga mama. Šito aš tikrai nesakau. Aš galbūt blogesnė mama būčiau Lietuvoje iš tikrųjų. Nes aš būčiau pikta. Nes jeigu aš Lietuvoje dirbdama dirbu, taigi aš parėjus namo, kiek aš laiko turiu vaikams. Tiesiog iš darbo paskambini ir nurodai, tu padaryk tą namuose. Tada tikrai irgi nematai tų vaikų ir tada rūpi ir už butą susimokėti ir pragyventi ir ką tu išgirsi ryte išgirsi nuėjęs į darbą ir dar paskui kita problema kyla, ar sumokės ar nesumokės tau darbe. Mano mama dabar yra Amerikoje ir aš gyvenu viena su seserės vyru jau gal 4 metus.
Ir man iš tikrųjų labai gerai sekasi, bet labai pasiilgau mamos. Jie, aišku, manęs labai pasiilgo. Mes nesimatėm, bet mes per kamerą vis laik matėmės. Kalbamės per Skype'ą, per telefoną, per visur, kur tik galima ir beveik kiekvieną dieną ir viską jinai žino, ką mes veikiam kiekvieną dieną ir panašiai. O, čia taip gera. Nelysk viską. Kryminė čia. Ilgau mamos. Gerai. Kryminė čia. Viskas gerai. Mažut gerai. Ir mes labai vieną kitą mylim su mama. Viskas bus gerai vieną dieną. Devyniasdešimt laipsnių kampu apsisuko mano gyvenimas ir aš esu dabar beveik gerai jaučiuosi ir tas žinojimas, kad man nėra mamos šalia. Anksčiau jis labai buvo sunku tai suprasti ir pripažinti, bet dabar aš supratau. Aš esu tikinti. Ir tikėjimas man yra labai daug reiškia mano gyvenime. Ir turbūt dėl to aš pradėjau kitaip mąstyti apie visą gyvenimą savo ir apie tą gyvenimą be mamos. Ir tiesiog taip turėjo būti. Taip yra ir tai yra išbandymas ir tai bus į gerą. Tai yra į gerą. Tiesiog taip turėjo būti. Taip reikėjo, nes aš anksčiau laiko subrendau ir pradėjau žiūrėti gyvenimą visai taip ir tai yra gerai, nes yra sunku. Man yra sunku ir buvo sunku, bet aš ištvėriau ir ištvėriau ne viena, o ištvėriau su mama, nes nors jos ir nėra čia, bet mes labai artimos ir tai yra labai gerai ir tai galbūt net ir suartino mus, nes aš iš tiesų gyvenu dabar to laukimu ir aš esu labai laiminga. O kas yra tau patys artimiausi žmonės, kuriuos tu myli, kuriuos tu brangini, kurių tau reikia, kad jie būtų prie tavęs? Tėvai ir geriausi draugai. Būtų taip. Vis tiek susiskambinu, ten pašnekam, tas pats kaip ir vienas kitą matytume. Galima sakyti taip. Linksma, kaip paskambina šiaip. Nuotaika iškart gali pakilti. Pašnekėsi su mama, su tėvu. Kaip tu jauti, tas išsiskyrimas, ar jisai jūs nutolina, ar jisai jūs suartina? Netgi manyčiau, kad suartina. Galbūt. Nes tikrai gal irgi dažnai bendraujam. Taip. O kai buvo čia Lietuvoje, dar neišvažinėjo į Airiją, tai ką žinau, aš net apie tai net negalvojau, kad jie gali kažkur išvažiuoti. Tenais tai buvo taip, vis tiek išeidavo su draugais, ten taip toliau. O tenais tėvai, tenais ryte, vakare, taip, kaip dauguma vaikų, taip, paauglių, viską. Šiaip iš tikrųjų tai man būtų priimtiniausia, jeigu tėtis grįžtų ir viskas būtų taip, kaip buvę ir tiesiog gerai gyventumėm čia. Aš jo pasiilgstu, kai jo ilgą laiką nėra. Bet kai jis parvažiuoja, kartais tai būna, kad norisi, kad vėl išvažiuotų.
Na, aš esu savarankiškas žmogus. Jau nuo pat vaikystės, bet man vis tiek trūksta to savos erdvės, to tokio savarankiškumo. Aš labai iš tikrųjų skubu užaugti, kad gyvenčiau vat savo. Ir žinau, kad tai yra labai blogai, kad aš paskui norėsiu vėl būti mokinukė ir lakstyti mokyklos kalidoriais, bet vat noriu tiesiog savo aplinką, savo erdvę susikurti, vat kaip man patinka. Nes aš manau vis tiek, jau kai jisai grįžti, aš jau būsiu pakankamai didelė. Ir aš jau gal net negyvensiu tuose namuose. Neužilgo būsim kartu, kažkaip vis. Mums liepia Norvegoje. Vežtis vaikus, pasiimti šiandien, greičiau jūs čia yra. Taip. Jo, jūs sako, vieną kartą nesiblaškykit. Pasiimkit, atsiveškit ir viskas. O kur jūs norėtumėt, kad jūsų vaikai gyventų, kad jie kurtų savo gyvenimą? Čia jau jų apsisprendimas. Tiesiog, kur tu jautiesi laimingas, kur tu esi reikalingas, kur tu matai savo ateitį. Vat man atrodo, ten tu esi laimingas. Jonai, ar tu sapnuoji tėvelį? Labai retai. Labai retai. Traškučius. Dažniausiai sapnuoju traškučius, kaip aš juos valgau. Bet, ką man padaryti, aš jų nenoriu sapnuoti. Aš noriu daugiausiai tėvelį sapnuoti. O kodėl taip? Todėl, kad nes aš jų nemėgstu. Nemėgstu traškučių, bet aš sapnuoju, kaip aš juos valgau.